Tai labas vakaras visiems, malonu, kad tiek daug susirinko. Ir šiandien pradėsime nuo diskusijos jaunimui, kaip būti aktyviu, kaip susitvarkyti su negatyvu ir svarbiausia, kaip neperteikti. Tai šiandien svečiuose turime Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį. Atlikėją Bendžią. Ką tik sužinojom, kad jo vardas Merūnas. Ir bokso trenerį Armandą Petrošį. Tai gal ir pradėsim iš karto nuo mero tokio pirmo klausimo, kaip tapti tuo aktyviu žmogumi, ne tik visuomenėje, bet gyvenime, nes šitiek pasiekti ne tik vienas gali ir manau, reikia išgirsti iš jo, ką jaunimui daryti, kad irgi būtų tuo, kuo šiuo metu yra Nerijus. Tai labas vakaras. Iš tikrųjų, aš noriu paklausyti, kiek iš jūsų yra dalyvaujat kažkokioje jaunimo organizacijoje? Pakelkite ranką. O, čia neblogai, mokinių tarybų matau pasistengusi ir sukvietusi nemažai žmonių, bet maždaug trečdalis rankų, daugiau rankų nėra. Iš principo, tai ką reikia daryti, gali nieko nedaryti. Tau gali pasisekti gyvenime, bet tai dažniausiai pasiseka tiems labai retai. Arba kažką daryti daugiau, nei iš tavęs tikisi. Tai bent aš, suprasdamas, kad reikia kažką daryti, tiesiog buvo noras daryti. Mano pirmas dalykas buvo, aš jau mokinių tarybą. Tai labai senais laikais, aš nepamenu, kada tai buvo, kai buvau jaunas. Tai mokinių taryba man davė tam tikrą stimulą suprasti, kas yra organizacijos. O po to aš atėjau į vieną organizaciją, Jauniausius liberalus, tada buvau studentų prezidentas, po to įvairių kitų organizacijų atstovas, studentų sąjungoje ir panašiai. Tai kai tu darai kažką, kai tu renkiesi, kai tu vakare šiandieną tikėtina gali pasičilinti prie kompiuterių, prie snapchatinti, nežinau, TikToką žiūrėti ir panašiai, bet ateinant čia. Tai kur ateini, atsiranda naujos pažintys, atsiranda naujos galimybės, nes visais laikais žmogus žmogui yra žmogus ir žmogus gali žmogui padėti. Tai pirmiausia, aš sakyčiau, kad prasideda visas nuo kažkokios tai visuomeninės veiklos. Nesvarbu, ar tai jaunimo organizacija, ar tai kokia nors karito, maltiečių organizacija, ar dar kažkas, tu turi kažką veikti. Antras dalykas, kadangi čia daug jaunų žmonių, be abejo, turi mokintis, turi daug skaityti, nors savo vaiką nepriimčiau skaityti, nebent atimu kompiuterį, atimu telefoną, tai klausite, kiek minučių turiu paskaityti, kad grąžinčiau vėl. Tai šitoje vietoje be abejo turi skaityti ir bendrauti su įdomiais žmonėm. Tai šitie dalykai, manau, kad yra svarbiausia, o po to jau iš savęs, tai jeigu arba turi, arba neturi. Labai įdomus pasakojimas, nes, tarkim, aš niekada nesimokinau, niekada neskaičiau, bet baigęs mokyklą tapau aktyvus ir pats nesupratau, kaip dinamiškai įėjau į tai. Ir tiesiog pasroviui plaukiau ir dabar esu čia prieš žmonės, kad net nebūčiau pagalvojęs, kad taip būsiu. 8 klasė, kai mane kėlė 8 į 9, aš turėjau 4 dvejetus ir 5 išvedė, ten 4 gal nežinau. Tai aš vos nelėkau 2 metus, o 9 klasė laimėjau 4 olimpiadas miesto ir panašiai. Tai yra tas laikotarpis, aš nežinau, kad paauglystė vadinama kažkurio metu, kai tu viskam prieštarauji ir nori išsiskirti, daryti kažką. Tai yra tas laikas, bet šitoje vietoje aš, kadangi daug metų dėsčiau aukštoje mokykloje, buvau dėstytojas, tai žinote, geriausi studentai mano buvo tie, kurie mokinosi taip apie vidutiniškai. Nebuvo visiškai kvailesni ir nebuvo pirmūnai. Pirmūnai mes dabar susitinkam su savo klase, susitikime klasės. Tai tie dvejetukininkai turi 6 verslus, turi milijoną sąskaito į namus ir visą kitą, o pirmūnai kažką daro nežinau ką. Bet aš nesakau, kad nesimokinti reikia. Bet visą laiką tie, kurie aš klausau, tai koks atsakymas? Žinoma, dėstytojau, ir jis žiūri į mane, ar aš linksėsiu ar ne. Tai čia ekonominė prognozė, aš linksiu, ekonominė prognozė ir jis pradeda kurti. Tai tie žmonės, kurie moka kurti paskaitoje, dažniausiai moka sugalvoti atsakymus, dažniausiai kurti gyvenime. Tai nieko tokio, jei dabar nesiseka, vėliau sekasi. Nes mano pavyzdys būdavo toks, kad geresnius pažymius gaudavau ne už mokslą, o už tai, kad palijau gėlės, kad padariau kavos. Tai va, irgi toks rasdavau tą būdą, kaip ištempti tuos geresnius pažymius. Tai
Aš manau, tas irgi prisidėjo prie to aktyvumo, tas nebijojimas eiti tartis, eiti kalbėtis ir tas svarbiausia kalbėtis. Tai aš visada sakau, kad jeigu tu kalbėsi, tu kažką laimėsi, jeigu tu tylėsi, tik tai savo viską pradėsi, tai čia nuo to niekas nepasikeis. Mirūnai, kaip tu tapai bendžia, kaip tas visas aktyvumas tavo, kaip sekasi dabar, kaip ar vis dar aktyvus, ar esi ant bangos, ar esi negatyvi, ar esi perdegęs, kaip tu? Labas vakaras. Tai šiuo metu iš tikrųjų tai esu ganėtinai perdegęs, bet tas aktyvumas tai iš tikrųjų yra net ir su ta pačia negatyvo tema susijęs, vien dėl to, nes su negatyvo gauni tai kiekvienam dalykui iš tikrųjų, tiek per socialinę erdvę. Negatyvo tu gauni net ir per savo mintis, nežinau, kad ir kur tu eisi, kad ir ką tu darysi, visą laiką negatyvas bus neatsiejama gyvenimo dalis. Ir vieni tą negatyvą moka iš karto paversti į kurą, kad tu eitum darytum toliau, ką tu darai. Kitiem būna pertraukos, tai visiškai natūralu yra sustot, kai kažką darai ir, nežinau, kai kažką myli, tai pačiai ir su to repu, nežinau, su ta muzika tu turi pirmą mylėti. Tada turi nekęsti, paskui vėl mylėti. Tai man to geriausiai gaunasi po to. Nes man po kiekvieno renginio aš visada perdegu ir viskas, jau paskutinis renginys, kad ir kokia būtų plauko, viskas, sakau, čia jau dabar mano ta riba, kurios daugiau neperžengsiu, daugiau nedarysiu, bet kaip gaunu tą tokį vadinamą feedbacką atgal, tada pasikuriu ir tada padarau dar kažką geriau. Ir tas negatyvas prieš tą, tarkim, mano daromą veiklą kažkokią, tai nesvarbu, ar tai renginys, ar tai treniruotės, ar kažkas, jie mane sodina. Ir paskui, kai padarau, tas negatyvas mane pradeda kelt, nes tai kaip kuras tampa. Tarkim, kaip tu su negatyvu susitvarkai? Tai iš tikrųjų daug yra visokių dalykų, kaip tai galima padaryti. Žiūrint, koks tas negatyvas iš tikrųjų, nes negatyvo ir tos rūšys yra skirtingos. Jeigu tu negatyvą gali pats susikurti iš tikrųjų, bet ką padarydamas, tau gali tiesiog mintyse būti kažkokie blokai, kad tu nebenori to daryti, ar tiesiog turi kažkokių problemų su tuo, ką darai, ar nepadarai pakankamai, kaip norėtum, ar nesigauna, tai yra visiškai natūralu. Bet kai tvarkausi, tai iš tikrųjų svarbiausia tai nepalik to, ką darai, bet kokiu atveju, jeigu yra kažkokių kliūčių, reikės tiesiog arba išlaukti, arba išvengti ir viskas, nes kitaip nieko nebus. Bet ką tu bedarysi, iš tikrųjų visur to negatyvo yra. Taip. O kaip išvengiu, tai išvengiu iš tikrųjų atsiribodamas nuo visko. Šiek tiek padarai pertrauką, pamastai, kur klaidos, kur galėtum kažką kitaip padaryti, kur neįdedi tiek, kiek reikia. Ir tada comeback, sugrįžimo. Tai aš manau, tas ir yra svarbiausia sugrįžti. Kad ir po kiekvieno metimo visada grįžti ir ar naują veiklą, ar kažką, bet vis tiek nesustoti daryti ir to kuro atrasti. Tarkim, ar man, kaip tu tapai treneriu, kaip tu sugalvojai tapti, kaip tu vis tiek treneriu būti yra atsakomybės, nes treneris jisai yra ne tik, kad treniruoja sportiškai, bet ir kaip tėvas kai kuriem būna, kaip tas vadinamas autoritetas. Kaip tu įėjai į šitą visą aktyvumą? Tai visų pirma, labas vakaras visiems, smagu, kad jūsų tiek yra aktyvę. Tuo pačiu dar pakviesiu visus pasivažinti, atsigerti iš kavos namų. Mano, o kaip tapau treneris, kaip visas tas kelias prasidėjo. Tai prieš daug metų, 10 metų jau beveik prabėgo, buvo Kaunus savim nepasitikintis vaikas ir sutikau Rafaelį, daugam Alytui žinomą trenerį. Jis mane pakvietė sportuoti, pradėjau pas jį. Daug metų kartu sportavom 7-8, tada tiesiog savo tą sporto kelią užsienį sportavau. Ir kai grįžau, sportavau čia toliau. Ir pastebėjau, kad nejaučiu to malonumo pats sportuodamas, nors nesu miesto gerovės, kur anksčiau nešė. Pats sportuodamas, kiek patardamas jaunimui, kurie į mane gal net kaip į autoritetą salėje žiūri, kad nes į mane iš seniau žino. Ir tai kažkaip, nežinau, tas visas, tarkim, 10 metų sportinis bagažas, tas žinios įgūdžiai, manau, kad leidžia man kitiem perteikti žinias, kurias turiu ir
taip ir prasidėjo tas trenerio kelias, kurį pradėjau prieš gerą pusmetį. Nes nepaslaptis, kad sportu treniruoju sporto klube Roninas, kaip ir aš. Ir per tokį trumpą laiką tau pavyko surinkti ir grupės, ir privačias treniruotės. Ir tai tavo tas komunikacija tokia nėra, kaip visi daro. Visokie reelsai, kaip tu susitvarkai, ar nebūna tų tokių prastų komentarų, kad ten, visi žino tos komentarus, kaip būna. Tai aišku būna, visada būna pozityvas, negatyvas, tas balansas gyvenime visur būna. O į tą negatyvą, kad ir ką tu veiksi gyvenime, jis bus. Aš įsigilinęs, kad pas Donatai daug negatyvo girdai. Įsigilinęs, kad Alytaus miesto meras Nerijus daug negatyvo girdai. Oi, ne. Pas Mirūnas aš tikiu, kad irgi tą galę negatyvo tą gauna, visi nesigaunam. Bet kaip ir Mirūnas sakė, arba tu tą negatyvą naudoji kaip kurą, eini pirmyn, arba tiesiog nekreipi dėmesį. Tai darai, ką darai, jeigu esi procesu, siekia kažkokių rezultatų, vyksta gyvenimas. Aš dar kaip tik ne per seniausia skaičiau komentarus į Alytaus miesto ritmą buvo įkelta, kad ant suoliuko susiplėšiau džinsus. Ir komentaras dėl visko kaltas meras. Tai ar kaltas meras ar nekaltas? Tai žinot, aš sakau, kiek žmonių man net čia iš mūsų, pažiūrėkite, visi esame apsirengę skirtingai. Šukuosime skirtingai, plaukai dažyti skirtingai, net ir pasipuošiam Helovynui skirtingai. Ir tikrai, nežinau, norėtume čia grupės jau tik kitos, trečios, penktos. Žinot, man geriausia yra žmogų apibūdinti, tai visiškai neseniai šventė miesto dienas, jau senokai šventė miesto dienas. Ir mes šis komandas galvom, gerai, o gal Selą pakviečiam. Jis toks yra, žinot, veikėjas, įdomus, neįdomus. Ir žinot, aš galvojau, kad gyvenime nieko nėra svarbiau Lietuvai, ar Selas gali likti groti ar ne. Ir 1000 komentarų, keli milijonai peržiūrų ir panašiai. Ir kažkada man paskambina iš Lietuvos radijo, tokia stotis yra Lietuvos radijas, gal žinot, nežinot, čia tokis biškai vyresnių, senjoras, močiučių paklausė, tai yra klauso. Tai žinot, ir paskambino savo melę, tai kaip jūs čia drįsit pakviesti Selą, tai toliau, kas yra. Sako, dabar duosim žiūrovams, klausytojams pasiskambinti ir pasakyti savo nuomonę. Ir skambina, sako, labas rytas, ten man ryte buvo laida, gal 10 valandą, labas rytas, jūs pasveikina, girdžiu senjorės balsas, taip, sako, aš Janina iš Kaišiadorių krašto, iš Kretingos krašto. Iš Kretingos krašto. Ir jinai mane pradeda mokinti, merė, kaip jūs drįstat Selą kviesti, leisti, žodžiu, tirada visokia 3 minutės man kalba. Tada aš sakau, žiūrėkit, ponė, jeigu jums nepatinka, tai mes turim 60 tiekėjų, nuo Šiškausko iki Kapelų, ko jums reikia. Bet iš viso, jūs kaip į mūsų miesto dienas iš to Kretingos krašto nevažiuosit. Jums yra 70, gal ir virš metų, gerbiu jūsų amžių. Koks reikalas, kas pas mus gros? Pas mus buvo 50 keli tūkstančių žmonių, kam nepatiko ėjo į Reivo sceną, kam nepatiko ėjo kitą sceną, kam nepatiko sėdėjo prie Nemuno, žiūrėjo į Nemuną arba savo namuose balkone klausė kolegos sukurtų dainų. Tai iš principo gali jaustis kaip nori ir laisvai, neįmanomai tikti. Jei paklaučiau, kokia mylimiausia jūsų grupė, tikėtina žiūrėčiau 10 skirtingų pavadinimų. Koks mylimiausias atlikėjas, koks gražiausias mergino vyras, vaikina mergina, vėl žiūrėsiu labai skirtingų. Tai mes esame skirtingi žmonės ir supranti, kad reikia daryti daugumai. O to negatyvo, pasodinai gėlės, netokios gėlės. Pastatė aikštelę, ne ten, kelias netoks, žiedas, o kam čia reikėjo. Tai yra daug žmonių ir manote, aš kada sakau, tie žmonės yra nelaimingi ir kurie ant jūsų rašo sieną ir panašiai, jie anksčiau būdavo, jų niekas nekviesdavo. Nei televizija, nei laikraštį, o Facebook'e ar ten Instagram'e jis gali rašyti, ką nori. Tai kai tu nelaimingas, tai tu matai visur blogį. Man kai gerai, aš matau visur gėrį. Tai dėl to penktadienio vakarą Helovino sėdi čia su jaunimu. Tai iš principo tikrai reikia požiūrį. Jeigu tau, manote, mes per daug gyvename kitų žmonių gyvenimus. Mums įdomiau kaip tas, kas su kuo gyvena, ką daro, kaip daro, kai mašina važiuoja, kai sportuoja, kaip atsirengia, kaip kėdai. Koks skirtumas? Taigi yra jo gyvenimas, tavo gyvenimas yra toks. Tai kai tu tą supranti, tada tu negalvoji apie tai, kad jūsų nuomonė yra tokia, mano tokia, o kaip bus, ir nebandai taikytis. Nes man buvo, kai kabinau plakatus Bushido turnyro. Ir babutė sako, kam čia tas nukėtušis?
sako, vieną dieną, sako, meras nori selo, kitą dieną, sako, sunkiadružą, sako, reikia rašyti peticiją. Tai va, taip irgi bobutė, kuri tikrai neįžiūrėto šito, jinai sako, kad reikia rašyti peticijas kažkokias. Net pati nesuprasdama, kas tas yra. Bet matot, jeigu tu sutinki ir jeigu tau sako vienai, o aš sakau, ponė, taip įtina kažkokius ten seniorų šokit, nejuokit, ir panašiai. Tai šitoje vietoje, kad visko turi būti. Jeigu į sporto rūmus prieš kalėdas paskutiniam Bushido turnyre ar ten čia Medmenėje susirinko keli šimtai ar keli tūkstančiai žmonių, tai reiškia, žmonėms reikia. Tai tau nereikia nei, bet tu nesakyk, kad jei tau nereikia, kad irgi tam nereikia, nes jaunimui reikia kažko kito. Mes visada klausim, ko reikia jaunimui. Reikia diskotekų, reikia vakarėlių, reikia dar kažko. Šiandieną čia vyksta renginys, diskusija, reikia stand-upų, dar taip toliau. Tai jaunimas dabar sako, o mes pasitengsim tai padaryti. Tai mes esame skirtingi ir tą reikia suprasti. Ir tai vyresniam žmonėm nereikia Bushido, bet kolegai gal reikia Bushido. Tai šitoje vietoje vieni ateina pas jį dėl pasportavimo, kad susitvarkyti kūną. Kiti ateina išmokti primušti klasioką, ne? Tai dėl skirtingų dalykų ateina. Ir tai yra normalu, nes mes esame skirtingi žmonės. Mirūnai, o kaip tau, ar gauni tų negatyvių komentarų? Ir kaip pats sutvarkai su tais komentarais? Tai žinoma, kad vėl kaip pačiai kartuojam, nes kad ir ką tu darai, visada bus komentarų, bet iš tikrųjų dažniausiai komentuoja tie žmonės, kurie patys yra tiesiog gyvas negatyvus. Tai visiškai natūraliai, jeigu tau aplinkui viskas yra blogai, kad ir ką tu darai, nežinau, nebūtinai darai, net jeigu tu galvoji blogai, iš tikrųjų iškart nusistatai, kad tau čia bus blogai, man bloga diena, blogai aš čia darau, tai blogai kiti darys aplinkui tave, ką tu matysi, viskas yra blogai, tai jie rašo tos komentarus, kad čia yra blogai. Kalbant apie tą Bushido, tai aš kai atvažiavau, prieš tai, kai ėjo labai garbaus amžiaus moteris su vyru, jie į Bushido, tai manęs klausė, kur čia tas angaras. Jie į ten ir jie tikrai labai garbaus amžiaus, 70 plus 80 metų. Susikabinę rankom, jie būtų žiūrėti su nukedūdžiu. Tarkim, kaip aš tvarkau su komentarais, tai tiesiog blokas, nes jis tavęs niekada gyvenime nepaves. Ištrynė iš savo gyvenimo ir tada tu toliau važiuoji savo vagą, kas mane visada tempė mano draugai, visi šeima, aplinkiniai, kurie tik tom gerom emocijom. O tas blogas komentaras, jis vieną kartą parašė, jis vėl grįžė ir man tą pačią emociją grįžė. Aš tarkim visada blogas. O kaip tu, blokuoji? Ne, neblokuoju iš tikrųjų. Man blogos reklamos nebūna. Tiesiog tegul rašo, iš tikrųjų, tai paimkim daug pavyzdžių, kas yra, sakykime, labai prasimušę, nežinau, kalbant apie bet kurią rinką, net nežinau, kovinio sporto, dainų, tų pačių atlikėjų, tai tie neigiami komentarai juos kelia į viršų, nes tiesiog žmonės domisi, galvoja, kas čia per... Tiesiog tai yra normalu ir jeigu reklamuoja tave, tai tegul reklamuoja, nebūtina jam atsakyti žmogui. Gali atsakyti rezultatų, tarkim, nežinau, kova laimėta, ar daina gerai išleista. Tiesiog. Kaip čia neseniai skaičiau knygą apie Rockefellerius ir jisai, kaip buvo pats pirkas, sako, mane visada tempdavo mano konkurentą. Sako, kai numirė konkurentas, mano verslas pradėjo plaukti. Taip pasirodo, nekylam, nekrentam, bet nėra tokio stengtis. Net sako, vienu metu buvo liūdna, kad nėra to tokio, dėl ko stengtis. Nėra variklių. Nėra. Iš tikrųjų, tai geriausia, kad konkurentas būtum pats savo. Matytum veikladį visą kaip konkurentą ir jeigu tu vienintelis savo konkurentas, tai nebus lygių. Tiesiog eini ir darai, tai viskas gausis yra. Aš kaip sakau, kad nereikia su kitais lygintis, reikia lygintis su savim, koks buvai vakar. Būtent. Kiekvieną dieną kažką vis daugiau padaryti ir save aukštesnį padaryti. Būtent. Ramandai, kaip tu gauni komentarų? Nėra komentarų, tik tiesiog dažniausiai negaunu. Bijo. Bet dažniausiai pradmėgiškai sakau pas, kad čia tas tą sakė, tas tą sakė. Ką iš čia vėl galvoja, kaip jis nemoka kaltis, ką iš čia treniruoja, pas nieko nemoka. Bet tie patys, kur kalboti, buvo ateina geriau ir paėdalinga pasirodo. Geriau, tai geresnė treniruotė pravarų žmonėm, nežinau. Tie, kas kalbam, jau minėjau, kad dažniausiai būna tie, kurie patys nieko neveikia gyvenime. Vis, kai pats daug veiki, kažkai rutinoj, monotoniai susukęs esi,
net neįsivaizduoju, kaip tau gali būti įdomu, ką ten kitas veikia, ką ten kitas daro. Kaip tai yra, džiaugiasi, kai kažkas kažką veikia palaikai, nes supranti, kiek grįžto pasibūti visą paima iš savęs. O neblokuoju, nereaguoju, tik tiesiog dažniausiai negaunu negatyvo. Nes tarkim aš 5 metai dabar treniruoju ir pas mane tas visas, kaip tu sakai, tas sakė, tai nieks nepasikeitė, vis tos pačios kalbos, bet šiuo metu kažkaip mūsų messengerio grupėje yra 200 žmonių. Tai aš kiek sportavęs, aš neatsimenu, kad man nebūtų tokios grupės žmonių. Ir apskritai, kad toks kovinis sportas būtų Alytuje toks stiprus. Ten senais laikais taip, bet dabar gal mes kažkokių pasiekimų neturime, bet mes turim didelės bendruomenės, nes vieni kitus motyvuojam, stengiamės ir čia yra nemažai mūsų sportininkų, kurie kaip daugelis susidaro nuomonę, kad jau jeigu kovinis sportas, tai dundukas iš barakų ir taip toliau. Ir tiesiog yra Dominikas, vienas iš mūsų, jis taip pat priklauso mūsų skyriui, jisai, jei neklysiu, praeitais metais baigė 10 mokyklą. Plius minus. Čia pergalėlį. Ir groja saksofonu, žmogus užimtas, žmogus protingas ir kultivuoja šią sporto šaką. Tai senais laikais ten, kai buvo banditizmas, taip, visi norėjo būti kiti, fiziškai stiprūs, tai tas dabar mes kitaip, ta mūsų visai kita filosofija. Ir kaip tu, Armandai, galvoji, ar tau pavyks įskiepinti vaikams? Ar jie tik tai salėje būna tokį, pagal tave viską daro, ar jie grįžta namo ir klauso tėvų, klauso ten mokytojų, gerai mokinasi? Aš kaip treneris per daug nebandau skiesti į galvą jaunimui, kad ten būk toks ir toks. Visada reikia būti savim, bet visada turi būti gerbintis save ir kitus piliečius žmogus. Tai kaip ir minėjai, ten tos Rajono ta bendruomenė didelė. Tai aš pats užaugus vadovdamas Rajone, aš atsimenu, būdavo laikai, kai sparinguodavausi ruošiantis varžyboms pats su treneriu, nes nebuvo su kuo. Dabar ateini salėje pilna jaunimo, pilna tų varžybinių. Ten tie patys vaikai iki 14 metų pas mane grupėse gana aktyviai pasirodo lankosi. Taip pačiai ir suaugę ateina ir tikrai ne dėl smagiadaužio ar ne dėl to, kad jie nenori gatvėje stipresni būti. Matosi, kad jie dėl tos saviugdos ateina, nes sportas, ypač kovinis, tas išmoko gerbti kitą, labai daug pagarbos tam sportui. Ir džiaugiuosi, kad ir Lietuvoje pagrindas požiūris jį ateina tas, kad nėra čia banditizmas, o čia yra menas. Ir smagu matyti tas bendruomenės augančias ir atsakant į tavo klausimą, tai to pačio auklėjimo, pagarbos disciplinos. Ir faktas, koviniai manai savimai priešia, tai tenka naudoti tik savimai. Tada prieisim prie Nerijaus. Tais didžijavimo metais. Visai kiti metai, gal aš net dar negimęs buvau, bet kaip tada viskas vykdavo, kaip žmonės kokie būdavo, nei komentarų, nieko nėra, koks feedbackas, koks ar pagrindė visada pozityvus, ar žmonės irgi negatyvą kažkaip leisdavo. Tai žinot, jeigu būtų Rodinas tais laikais, tai man būtų daug gyvenime padėjęs spręs klausimų, nes, matote, buvo to laikai vadinami reiveriai ir urlaganai. Mes buvom tokie reiveriai, o kadangi reiveriai būdavom, sėdėdavom parke, prie mūsų mes turėdavom daug merginų. O tie urlaganai, plikam galvom, su treningais, su keliais užriestais, jie ateidavo mušti mūsų. Tai mes, kadangi dar buvo viena tokia grupuotė pankai, tai mes su pankai reiveriai visi bendraudavom, nes reiveriai dažniausiai būdavo tokie daugiau išsilavinę žmonės, tai mes bandydam išvengti muštynių, bet gyvenimas yra toks gyvenimas. O šiaip tai tie vakarėliai, kad atsirado, tai buvo laikas, kai Lietuvoje nebuvo tų naktinių klubų vadinamų ir ypatingai jaunimui, tarkim, aš kalbu apie tą jaunimą 15-19 metų jaunimą, jiem nebūdavo kur išeiti. Būdavo tokios studijo 3 diskotekos, kažkokios nesąmonės ir panašiai, ta muzika netinginti jaunimui, o jaunimas norėjo saviriškos.
Tai aš pamenu galbūt tokio dydžio, gal šiek tiek mažesnis, tokia buvo kalinė toma, tai gal net ir mažesnis, tai mes sukišdavom į tokią patalpą 550 žmonių ir dar 250 laukia laukdavo žmonių, nepatekdavo. Ir žinot, anksčiau būdavo tokia mada nusmaukti džinsai ir, nežinau, merginų bliskutės, plika bamba ir auskas, privalomai čia buvo tributas toks. Nežinau, gal pažiūrėsite Backstreet Boys ar kokių ten Beatles skilstam paveikslų, tai prisiminsite. Tai šitoje vietoje buvo tokia mada ir man gaila tos merginos žiūrų už durų, jinai nepatenka, nes jau nėra, viduje neįmanoma, net man pačiam praeiti iki punkto neįmanoma. Ir jos laukia kas 3 valandas, kai žiemą -15. Ir jinai kantriai laukia, aš galvoju, mergaitė, tau bus blogai. Be abejo, kažkas išeina, kažką įleidžia ir panašiai. Tai buvo tie laikai, kai nebuvo elektroninės daug muzikos, kai patefonais groti buvo kažkas tokio, kai kompaktas tuo metu kainavo 65 litus. Tai aš nežinau, tai pavertus šiūdinio pinigus apie 300 eurų. Tai mano tėtis uždirbdavo 400 maždaug litų. Aš per vakarą parsineždavau 2000. Tai šitoje vietoje tuo metu jaunimas norėjo eiti, norėjo bendrauti, norėjo kultūrintis. Ir buvo banga ir mes pasiūlėm tą muziką, kurią reikėjo, nuo drum and basso iki chillauto ir iki visko, ko reikėjo, hardcore ir panašiai. Tai iš principo visą laiką jaunimas nori rinktis. Dabar mes neturėjom tų priemonių, neturėjom Instagramų, Facebookų, net Vono tuo metu net nebuvo, tas socialinio tinklo pirmojo Lietuvoje. Tai ką mes darydavom, mes tokius lapelius įspausdavom printerio ir juos išdalindavom. Nei vieno rytoj nebūdavo plakato, bet visi žinodavo, kad būtent tą penktadienį to vietoj bus vakarėlis. Kai nori, kad žmonės bendravo daugiau, bendravo, komunikavo, dabar, kai sako, 200 grupėje žmonių, labai netai sustingia vieni su kitais, nes Facebook'e pasirašo. Tai šitoje vietoje, kad tokie bendravimai yra pakankamai reti, tai bet žmonės nori bendrauti, bet reikia jiems pasiūlyti, kiek ko nori. Aš nežinau, ko jaunimas šiandieną nori, ko mes bandom tuos daryti vakarėlius, bet gal jie nori kažko kito, gal nori, kad reperis parepuotų, gal nori dar kažko. Tai iš principo aš džiaugiuosi, kad yra šitos jaunimo organizacijos, mokinių tarybos ir kitos jaunieji socialdemokratai, kad jie kuria, bendrauja, stand-upina ir panašiai. Tai valio, o mūsų laikai praėjo, ateina jūsų laikai. Mes dabar džiaujam prie mero stalo. Tai va, kalbant apie tą jaunimą, mes dar dabar bandom šifruoti, ko jaunimas nori. Mes bandom kalbėti, bandom ieškoti, kaip juos įtraukti, kaip juos sudominti, kadangi vis tiek buvo laikai, kai buvo korona, kai visi sėdėjo ir visi visko norėjo. Dabar baigėsi ta korona ir nieks nežino, kas ko nori, nes visi priprato prie tų telefonų, prie TikTokų. Tai va, įdomu gal, kas norėtų papasakoti iš jaunimo gal, ko trūksta Alytuje, jaunimui būtent. Be Akropolio, gerai, nes aš visą laiką žinau, pas save, kai ateina jaunimas, pas negalime trūksta Akropolio. Bet čia pastatysim, žinot, kad tuoj išgirsim naujienų, bet gal kažkas tikrai gali pasakyti, gal jaunimo atstovai yra, mokinių atstovai yra, gal Adrija, kur jūs, tačiau čia kažkur tai jau gerai Adrija, ne? Gal kažkas Akropolį gali pasakyti. McDonald's, tikrai Akropolį, kur planuojam, sakyti, ten atsiras ir McDonald's yra planai, bet mes informuosiu dar šiek tiek biškai per anksti, dar tai projektai gimsta. Laisvalaikio vietų trūksta. Laisvalaikio vietų. Kokių vietų laisvalaikio? Kokio laisvalaikio? Pavyzdžiui, žaidimų aikštelių, kur galėtų pažaisti vaikai. Taip, dėl vaikų žaidimų aikštelių, taip, bet yra tas momentas jaunimas, nežinau, čia žiūriu jūsų akis, maždaug matau, kad čia jums yra nuo kokios 13 iki 16-17 metų, ne, aš nežinau, gal aš klystu, bet maždaug tam visam tam diapazonė yra, tai jums jau reikia visiškai kitokių dalykų, nes vaikų žaidimų aikštelių jau praeitis vaikų žaidimai, ne, jau suaugusių žaidimai prasidės, ne, tai šitoje vietoje tai ko reikia jaunimui vaikų amžius, nes tai yra pats reikliausias jaunimas, kuris tikrai turi iššūkių, tai tos diskotekos, vakarėliai, kažkokie stand-upai, dar kažkas, tai jūs tik sakykit, nes yra organizacijų, kurios padės įgyvendinti. Pavyzdžiui, dar trūksta krepšinio aikštelių, kur galėtų pažaisti krepšinį.
Nu, bet žiemą dabar krepšininkais nelabai kažką slidu. Bet gal vasarą tikrai mes neužbadarė. Nežinau, gal. Kitų nemažai yra tų aikštelių, iš tikrųjų. Ir krepšinio aikštelių daug yra. Kiekvienam rajone iš tikrųjų yra. Kiekvienais metus po 6 padaro naujas. Tai va, ir iš tikrųjų visiems jos prieinamos yra ir Putinuose, ir Vidzgiryje, ir Dainavoje, ir, nežinau, Galadokė, visur, ir centre, jaunimo parke. Tai ir tų vaikų žaidimo aikštelių irgi yra ganėtinai nemažai. Bet va, tokio vidurkio, sakykime, 16-17 metų, tai gal trūks labiausiai tokių renginių, kad pritraukė kažką daryti, nežinau, komunikuoti. Nes jau nuo čiuožyklų čiuožinė gal biškių turėjo. Nu, tai va, mūsų dabar planas ir yra, kiekvieną bent jau mėnesį kažką va tokio ir padaryti, kad kuo daugiau įsitrauktų to jaunimo. Planuojam padaryti žaidimų vakarus, planuojam gal mafiją žaidimą kažkokį padaryti. Daug yra minčių, daug yra, bet reikia to ir jaunimo feedbacko vadinamo, kad mes žinotumėm, ko jie nori, nes aš kol kas esu pilnas energijos, idėjų pilnas, bet tos idėjos gal man geros, gal mums visiems įdomios, bet jaunimas, ko jisai norėtų, aš nežinau, klausiu, daug klausinėjau, tai vieno noriu, tai kito, tai trečio, tai sakau gerai, dabar padarysim diskoteką, nori. Kiek jūsų bus, oi, čia bus pilna, atvažiuosim, ir va tie, kur sakė, kur atvažiuosim, jų ir nėra. Tai aš manau, ne į tą diskoteką aš važiavau. Tai, tarkim, reikia idėjų dėžutės, internetinės idėjų dėžutės, o gal geriau kaip tik ne internetinės, o realios idėjų dėžutės, kad patys ateitų ir tada įdėtų tą idėją. Jisai parašys gerą idėją, bet jie netvarys, tai kam tas idėjas. Bet žinot, aš matau, ten gali yra pripulto Martynas visada ten, matau, tamsojėse, matau. Tai aš pamenu, čia šitam garde kažkada tai pradėjom daryti, nes atradom patalpas ir galvom vis tiek nenaudojimas, jaunimo reikia kitokių erdvių. Ir aš pamenu pirmą diskoteką, čia kurią kultūros centras, aš paprašiau, žiūrėkit, darykit jaunimų kažką, nes jiems reikia, jie nori veiktis ir panašiai. Tai žinot, į pirmą diskoteką buvo tuo metu COVID-as ir buvo galima tik tai 200 žmonių veiktis. Nu, tai buvo tokios taisyklės, čia negalima buvo daugiau ir panašiai. Tai buvo paimta 200 kvietimų. Į renginį atėjo 22 žmonės. Tai šitoje tikrai dalinai nemokamai, tai atėjo mažai. Mes padarėm su automobiliais, nes turbūt irgi negalima buvo rinktis dainus renginyje, kinas po atvirų, kas turi, sakoma, atvažiuokit su draugais, pažiūrėkit ir panašiai. Tai užsiregistravo internete gal 160 automobilių, atvažiavo gal 20. Tai iš principo kitiems, kurie nori, neleidom, bet pasiimam, bet nevažiuosiu. Tai tie dalykai yra iš tikrųjų, kad pasako noriu, bet neinu, tai reiškia gal nelabai noriu. Tai va šitoje vietoje mes, savivaldybė pasirengusi dabar paskutinės dalim, nežinau, gal negirdėjot, inicijavom diskotekas Čikagoje, tai tokias buvęs naktinis klubas mieste, prie sporto rūmų, sakėm, jaunimui pakviesim kokią norim grupę, atlikėją, didžėjų, ateikit. Tai iš tikrųjų mes pažiūrėjom, buvo žmonių virš 100, 120 gal. Ir klausė po to pas tėvus, kodėl arba pas jaunimo tėvai neleidžia, arba ten neįdomu. Tai aš galvoju, gal jaunimui jau neįdomu šokti, gal neįdomu muzika, gal turi būti kažkas kitas. Tai šitoje vietoje miesto savivaldybė mes visą laiką finansuosim jaunimo veiklas, kad ir čia būtų gerai. O jeigu bus vienas ar kitas žmogus, kuris organizuos, gros, reikės, tai šitoje vietoje tikrai mes bandysime tai padėti, kad būtų jaunimui gerai, tik pasakyti, ko reikia. Aš manau, Armandas jau vieną užima. Tai manau, Armandai, ar atvesti į kitą renginį kokią 50 svojų nuomonį? Muštynės, Masinės. Kad saugiau būtų. Diskoteka savo žmonių gal jau nevešiu. Ne, bet šiaip, jeigu bus veikalas, atvėsim. Kiek tavo Armandai metų? 29. Ką tavo amžiaus jaunimas vis tiek dar skaitoties? Ką jūs veikit savaitgaliais? Ko užsiimat be muštynių? Sunku atsakyti, aš pats asmeniškai, kai gana daug dirbau per šiokedinius ir savaitgalius mėgstu praleisti šeimą. Bet kalbant apie kitus, tai žinau, kad mėgsta ir klubus ir kaip ir visi galėjom stand-upus visokius tokio pobūdžio diskusijas. Mėgsta pasižmonėti už šį.
kaip aš šius renginius. Tai visų labai įvairiai sunku, aš labai toks taimas čia. Aš nežinau, kolegos, ar pastebėjote, atvažiavę čia į aikštelę, kaip tik aš gal nusifotkinau savo pasidėjimui, bet kažkur pasidalinsiu. Aš manau, kad reklaminis stendas yra aikštelėje ir parašyta Nemunas ir Jotvingiais naktimis jau tušti, jei šiukšlint čia irgi bus tuščia. Tokia reklama yra uždėta iš principo, kad užsidaro jaunimo vietos, ten kur su automobiliais važiuoja, pasidėti ir panašiai. Tai tikrai aš matau tą poreikį ir čia siūlo neleisti važiuoti jaunimui į Dainų slėnį vakarais ir panašiai, nu kažkas nesąmonės. Miškas, kur nėra žmonių, kur gali rėkti, dainuoti ir leis garsiai muziką ir niekam netrukdai, bet vis tiek siūloma uždaryti jaunimui, kur kam jaunimui rinktis iš principo. Aš suprantu, kai jaunimas išvažiuoja ir paprašia, po mašina lieka visko primesta, tai čia yra vietinis. Bet ir tai palikite, nesutvarkysim, nėra problemos, bet svarbiausia, sakykite, kur pareikia. Tai čia kadangi kiekvieną festivalį daug mašinų, tai gal čia trūksta tos krepšinio aikštelės kažkur. Ypatingai šiuo metu. Ir tai gal pabaigai vis tiek jaunimas gal nori šokti. Noriu priminti, jog rinksime patį geriausią Helovino kostiumą. Mūsų fotografas jūs nufotografuos tenais raganos kambariuke vadiname. Ir prieš savaitę daugiausia laikų surinkę Facebook'e išrinksime geriausius kostiumus ir apdovanos mūsų draugai kavos name. Tai aš manau pabaigai gal kažką dar turėtų pridurti, papasakoti, pasakyti. Aš tai noriu padėkoti iš tikrųjų, aš tikrai šiandieną mane pakvietė kolega, ne šiandieną pakvietė, aš prieš savaitę, arba tylu šiandien vėl buvau skambutį, aš buvau čia neikti susirinks. Bet iš tikrųjų atėjote jūs, tai pirmos tos vadinamos reakcijas, tai tikiuosi kitą kartą, kai mes, nežinau, jeigu reikės, pakviesime kokį nors gerą stand-up'ą, padarysime nemokamą vakarą, kad šitoje vietoje, jei ar kažko kito ko reikės, ar didžėjaus, ar grupės, ar panašiai, aš jau pažadėjau, kad mes taip pafinansuosime. Tai norisi, kad matyčiau jūsų daugiau, kad mokėtumėte sveikai, be svaigalų linksmintis, su kavos namais, aš nežinau, ką čia pilsto, kambarės ir limonadų. Tai iš tikrųjų tik sakykite, o miestas visą laiką yra jaunimo pusėje, nes girdėjau Martynas, man čia minėjo šiandien, kad Lietuvoje yra prasideda atranka, kuris miestas taps Martynai jaunimo miesto? Jaunimo sostinė. Esam Dzūkijos sostinė, bet būtų neblogai ir jaunimo sostinė. Nes kai taptume jaunimo sostinė, atsiranda daugybė finansavimo renginių, vėlgi jaunimui skirtų. Tai jeigu Martynas pateiks idėją, aš jau Martynui jau pažadėjau, kad mes biškelį pafinansuosime. Tai tiek iš manęs. Tai jaunimas pasikurė tada. Ir Bendžia gal kažką sudainuosi? Tai jo, galėsim dabar dar. Armando neprašysim, kad pavarytų ką Tai Armandas Shadow Fighter. Su man. Tai va tada Bendžia repuoja, o Armandas Shadow Boxing. Aš šokau. Tai gerai, tai ačiū Jums tiek, ačiū, kad susirinkote, malonu.